Sveiki atvykę į žaidimą, kas juoksis paskutinis. Trumpai papasakoju. 3 komikai šiandien susirinko ir mes įsiaiškinsime, kasgi yra stipriausias improvizacijoje. Ir galiu pažadėti, kad čia bus tiek humoro, kad nusiverksit iki ašarų. Ir dėl viso pikto pasidarom antrą kadrą, kad sveiki atvykę į laidą, kur tiesiog 3 komikai šnekasi ir jokio humoro čia mes ir nesistengiam, kad būtų. Taigi, turbūt galit plot publiką, jeigu norit, nes čia geras bairis šį buvo. Jo. Good, okay. Gerai, tai mes turėsime keletą raundų šiandien, apie visus raundus aš papasakosiu visai netrukus, bet prieš tai leiskite visiems pristatyti, kasgi šiandien tokie varžysis tarpusavėje. Taigi, labai trumpai, kažkada jis prašė modemo, dabar jis prašo tepalo nuo sąnarių skausmo ir tai yra Timūras Augucevičius. Timūrai, bandysim spėti iki 5, kad spėtumėte į polikliniką, dar viskas gerai. Humoro klubą jis nepalieka tik dėl to, kad Paulius Ambrazevičius oficialiai jį įsivaikino. Tai Vaidotas Šiožinis. Ir galiausiai trečiasis šiandienos dalyvis yra, jis yra vienintelis šios laidos žaidėjas, paklausęs, ar bus seksualinių užduočių ir po to pasiūlęs savo. Airidas Jankus, ponai ir ponės. Jūs atrodot kaip trynukai, bet skirtingų mamų visi esate. Gerai, aš tikiu, kad jūs patys, gal trumpai prisistatom, kas jūs tokie ir ko jūs šiandien norit čia. Timūrai. Aš ką tik atėjau, tai aš nežinau net. Aha, Airidai. Ačiū ir Vaidutė. Aš atėjau, aš nežinau. Gerai, ir pradėsime ties pirmuoju raundu. Gerai. Taigi, susipažinome su mūsų dalyviais, išklausėme jų, o dabar trumpai papasakoju, kasgi šiandien čia bus. Visų pirma, pradėsime nuo raundo numeris 1, kas yra logiška. Ir šiame raunde turėsim šiek tiek komedijos klasikos. Tai yra, aš pateiksiu jums sakinio pradžią ir jums reikės šitą sudėtingą arba nesudėtingą konstruktą užbaigti vadinamuoju punchline'u. Tai yra, užbaigti taip, kad publika juoktųsi ir jeigu jūs tai padarot, jūs gaunate tašką. Taškus aš dalinsiu šiandien tikrai ir į kairę ir į dešinę. Man svarbiausiai, kad jūs būtumėte aktyvus, galvotumėte garsiai, teiktumėte savo variantus, gali teikti ne po vieną, ne po 2, kiek tik šauna į galvą. Ir jeigu tai bus juokinga ir mes juoksimės ir bendrų sutarimu galėsim sakyti, kad jep, fainai, aš jums duodu tašką. Šiaip galvokit iš dėžės. Aš irgi nepažadu, kad sąžiningas bus iki pat galo, bet niekas ir nesakė, kad bus sąžininga. Taigi, jeigu jūs pasiruošę, mes galime keliauti į pirmą raundą. Dalyviai, ar jūs esate pasiruošę? Važiuojam. Gerai. Kaip ir sakiau, pirmasis raundas, komedijos klasika ir keletas sakinių, kuriuos jums reikia užbaigti. Kaip antai pirmasis? Seksas su manimi kaip zoologijos sodas. Vaikai nemokamai leidžiami. Va taip, puikiai, tai veikia. Man bėga ašaros. Tai yra pirmasis tikras bairis mūsų laidoje. Ačiū tau, Vaidutė. Ačiū visiems, buvau aš čia, Vaidas. Ačiū, tai buvo Vaidotas Šiožinis ir jis keliauja tiesiai į superfinalą ir kovos dėl Naujutėlaičio Kia Rio. Taip. Visi ateina pažiūrėti dramblį. Gerai, aš tik tai užbėgsiu dar prieš tai, užbėgsiu į praeities įvykiams už akių. Vaidutis gauna 1 tašką ir Airidas gauna 1 tašką ir... Ar čia dar galima dalyvauti? Aš galvoju, kad čia kas pirmas. Ne. Timūrai, ar tu klausai iš viso? Ai. Timūrai, ar tu supranti, kokia čia laida yra? O man reikia spausti dabar mygtuką, ar jau nebereikia? Taip, bandyk spausti ir nenusipurtyk. Visada uždaryta, čia beždžionėlės. Nežinau, aš nesugalvau taip greitai. Aha, labai, Timūrai, labai ilgas tavo, žinok, pabaigimas. Ar turi kažkokį trumpesnį gal? Akivaizdžiai turi, bet apie punchline'ą? Ne. Gali aplankyti vienas, bet labiausiai laukiu klasės ekskursijų. Va taip, Timūrai, tau reikėtų mokytis ir antras taškas iškeliauja į Vaidučio banko sąskaitą. Ar turim dar? Daug nukankintų gyvūnų. Visi atvarė galva, geriau jį į laisvę paleistų. Ok, 4 taškai yra Vaidučio sąskaitoje. Ir taip, dėmesio, stop. Sugalvoju vieną. Taip, Timūrai. Smauglys visą laiką pabėgęs. Bravo! Timūras atsidarė. Timūras ką tik atsidarė ir pelno savo pirmą tašką dėl antro kovojimo. Smirda žuvim.
Smirda žuvim. Gerai. Ok, turim. Niekad nepamatysi, dėl ko tai. Nu, Aha, visgi vieną minusuoja, Vaida, tai tau jau gal šiek tiek per daug. Taip, seksas su manimi kaip studentų bendrabutis. 40 eurų per mėnesį. O, kaip tiksliai! Wow. Okay. Vaida tai? Visą laiką kambarį 3 bičiai turi būti. Gerai. Dar vienas taškas į Vaidučio sąskaitą įkrenta. Dėl garso budėtojo atvaro visą laiką. Labai geras, labai geras, labai geras. Pala, ir nauja taisyklė, kai surenki 6 praleidė ėjimą, taip? Gerai, sakyk, Vaidučio. Iki Erasmus aukšto niekad nedainu. Okay, gerai, VGT mažai kas mokės. Iš išorės renovuotis, viduj supuvęs. Gerai, bet duodu tašką už šitą. Kiekvieną rugsėjį daug naujų studenčių. Taip, taip, bendrabutyje, taip, tikrai, iš tikrųjų. Tai yra tiesa, taip. Taip. Jeigu tau din 3 ir daugiau, tau ten ne vieta. Tipo... Sekse? Su manim. Noriu paklausti dabar galbūt šiek tiek asmenišką klausimą. Tu turi vaiką, ar ne? Jo, ir jai mažiau negu 2-3. Jo, bet tau daugiau negu 2-3. Vadinasi, kažkas padarė klaidų visgi. Gali numinsuok tašką tiesiog man. Gerai, tiek to neminusuojam, bet dar laukiam, jeigu Timūras sureaguoja ir spėja. Seksas su manim kaip studentų bendrabutis ryte paės negausi. Tipo, žinai, kad pusryčių. Jo, gerai, gal dar priminsiu taisyklės, kad reikėtų visgi bandyti kažkaip juokingai pabaigti. Ne, juokauju, geras bairis ir duodam taškelį Timūrui ir judam turbūt prie kito sakinio, paskutinysis su seksu su manimi. Seksas su manimi kaip atostogos prie jūros. Primyšto jūrui, primyšti vidų. Pati blogiausia vasara buvo. Dabar tiesiog dalinamės atsiminimais apie vasarą ir vis dar pirmajam raunde esam. Per brangus. 40 eurų, Vaidai, čia nėra tiek jau daug. Visi atvaro pažiūrėti tiltą. Gerai, kur vėl rodysi? Kur vėl Atrodo, rodysi? ką tik sudeginai tiltas šitą bairį. Gerai, neduodam tašką Airidui. Užsilenkęs. Reikalingi gelbėtojai. Gerai, duodam tašką. Gerai, tai keliaukime dabar tada toliau prie kito sakinio, kurį jums irgi reikės užbaigti. Ir toksai klausiamasis. Gal tu būto nuoma Vilniuje, nes... Ieškosiu draugų, kad padalinti ant 3. Gerai, gerai. Nes tu sensti, bet kaina kažkodėl kyla vis tiek. Labai gerai, labai geras, labai geras. Nes dėl tavęs aukcioną reiktų daryti. O, koks romantiškas. Fain. Gaunu tašką? Ne. Nes mačiau tave skelbimuose. Geras. Nes mačiau tave skelbimuose, taškas atkeliauja Airidui. Moku kaip už visą, bet netelpu. Gal tu būtų nama Vilniuje, nes yra grupė Facebook'e, kur žmonės... Galiu pertraukti Airidą. Gal tu būtų nuoma Vilniuje, nes labai norėčiau, kad būtum renovuota. O, rimtas ir labai statybinis bairis. Dabar tikrai statybininkai žvengia. Airidai, galbūt sugebėsi užbaigti prieš tai buvusi? Ne, čia visas bairis buvo. Ne, ten visas jau buvo? Okay. Dažnai Timūro dažnai klausia šitą. Tada mes keliaujame prie kito, kuris labai asmeniškai palies vieną žmogų. Gal tu pasatas, nes... Nes 5 bičiai tave telpa. Gerai. Airidai, ar turėtum ginklų, jeigu nebūtų galima apie grupinį seksą juokauti? Tikriausiai ne. Taip. Gal tu pasatas, nes tavo šikna visą laiką murzina. Okay. Gal tu pasatas, nes tave visą gyvenimą vienas senis drožė Vokietijoje.
Galvojau, sakysi, kad nes kunigas tik pirmin atgal važinėdavo. Bet aš noriu nusižengti taisyklėm, kurias pats pristačiau ir Vaidotui duoti 2 taškus už pastarąjį juokelį. Taip. Mes galim savo tai leisti. Gal tu Passatas, nes 2.5. Iš tikrųjų gaila dabar dėl to, kokie geri Airido bairiai ir kaip jie televizijai dar šiek tiek per anksti. Taip. Gal tu Passatas, nes visi vyrai servise tave gyrė. Nu, žinai. Jo, nebūtina aiškinti, Timūrai, aš supratau, viskas gerai. Mes duodam tašką Timūrai, be abejo. Yes. Gal tu Passatas, nes iš vidaus labai nutrinta. Neskanu. Neskanu. Bet tašką gal ir duodu, Aš paimsiu. O dabar aš noriu paklausti, Vaidotai, tu turi Passatą. Aš labai asmeniškai įsižeidžiau, realiai. Dėl ko? Ble, šiaip dėl Passato nereiktų įsižeisti. Ne. Čia kaip sekso su manim klausimai, žinok, man užsiblokavo irgi, va, grinai, dėl to paties, va. Aš irgi turėjau Passatą. O, ir pirmas dalykas, kurį įdės. Aš irgi turėjau Passatą ir viskas, čia bus pirmi ir paskutiniai žodžiai projekte. Ir galiausiai dar vienas tokio paties konstrukto sakinys, gal tu kalėdinė eglė, nes... Labai smagu nurenkti. Va, prašau. Šviesus, gražus, geras bairis atitinkantis visas taisyklės. Nes norėčiau įžiebti tave. Kažkas turėjo pasimti šitą tašką, ne? Gerai, Airidai? Nes Kaune gražesnių yra. Aš jau čia net pavardę galėtum pasakyti. Gal tu kalėdinė eglė, nes labai norėčiau su tavim nusifotkinti. Čia romantiškas. Jo, labai romantiškas. Nes jis... Turbūt netgi jeigu duočiau atsisakytum taško, ar ne? Jo, aš jau... Tai gerai, kad neduodu. Aha. Nes uždėčiau savo žaisliuką. Tu prieš tai jį vadinai tiltų ir drambliu ir dabar tu jį vadini žaisliuku? Airidai, jeigu jis būtų tokio dydžio, kaip tu prieš tai pastatėjai, čia turėtų būti dar viena tribūna, kur žaisti tiesiog Airidas ir Airido falas. Bet... Keliaujame į 3 paskutiniuosius sakinius pirmajame raunde. Taigi, pirmasis iš jų, aš mėgstu savo merginą kaip kavą. Juoda. O, dievulėlė. Iš tikrųjų, taip arti ir taip toli televizijos būti vienu metu. Wow, gerai. Turim taškas, be abejo, mergina kaip kava. Daug pieno. Gerai. Moralė man leidžia tau duoti 1 tašką. Mėgstu savo moterį kaip kavą. Gerai. Mėgstu savo moterį kaip kavą. Perku mieste. Stoti pigiau, ne? Duodam tašką. Duodam, Airidai. Rūšinė iš Brazilijos. Gerai, duodam tašką Vaidotui. Išsinešimui. Mėgstu pats sumalti. Mėgstu moteris kaip kavą sluoksniuotą, žinai. Gerai, duodam Timūrui. Mėgstu savo moteris kaip kavą, kas 6 nemokamai gauti. Ok, good. Klasikinis, nes su putyte. Taip, gerai. 1 taškas Timūrui. Taip. Į kaip kitaip galėtų būti, aš norėčiau paklausti. O kam? Tu mėgsti Putytė kaip kavą, yra be putytė. putytės tu norėtum Ar moterį? Ok, gerai. Taip. Paleidžiu šitą, aha. Aš mėgstu savo moteris kaip saldumynus. Įpakuotus. Kad būtų supakuotos, pavyzdžiui. Jeigu aš mentas, žinai, man patinka, kai supakuota yra moteris. Tada. Jo, ne, su tuo viskas gerai. Klausimas, ar tu klausai, ką kiti dalyviai sako? O kaip aš labai galvoju intensyviai, ką sakė. Įpakuotas. Įpakuotas? Tai aš sakiau supakuota jau. Ai, tai tada tau tašką duodu. Pagaliau. Ne, neduodu, išbrauk. Mėgstu savo moteris kaip saldumynus, supakuotas spintoje, iki kol svečiai ateis. Gerai. Jo, vienas plojimas buvo. Taip.
Sesė va mano ploja. Mes turime, tiesiog žiūrovams noriu pasakyti, kad mes turime būtent dvi atskiras lentas. Vienoje parašyta plojimai, kitoje plojimas. Aš mėgstu savo moters kaip saldumynus. Miglės. Gerai, okei. Aš duodu tašką, ne man su Berta namie reikės aiškintis, žinai. Mėgstu savo moteris kaip saldumynus, numeda su veželiu. Ui. Gerai, geras, labai geras. Sorry, vėl aš breikinu, aš noriu duoti 2 taškus Timūrui šitą. Labai geras bairis, labai geras bairis. Aš nežinau, ką Marčėnaitė apie tai mano, bet man patiko labai. Svarbu, kad nesu veželiu. Jo. Mėgstu savo moteris kaip saldumynus, gautas iš dėdo nemokamai. Jo, tamsokai jau čia. Aš mėgstu savo moteris kaip saldumynus, sveriamas. Gerai, duodam taškas, duodam. Labai geras. Aš mėgstu savo moteris kaip saldumynus, kai iš lėktuvo išmeta nemokamai. Ką? Čia. Tiesiog jis Kėdainiuose renginį vedė. Čia anksčiau taip darydavo. Kokią šventę tu ten ledus mėta? Ar ten visokius saldumynus? Čia seniau mesdavo. O gerai, saldumynus įsiaiškinom. O moteris? Nu, kad išmestų iš lėktuvo nemokamai. Nu. Gerai, ne. 3 taškai už šitą Timūrai. Mes galime turbūt keliauti prie kito. Tai yra 3 ir apskritai klausimo uždarančio mūsų pirmąjį raundą. Tai šiek tiek čia apsistosim, bet klausimas skamba taip. Aš mėgstu savo merginas kaip Netflixą. Kai draugas duoda nemokamai. Super! Turim! Bravo! Timūras gyvas. Greit atsisakysiu. Bet Airidai, sorry, kad aš lendu į gal nuo savo reikalus, bet nėra, kad Netflixas tavęs atsisakė. Nėra taip, kad tu norėjai prenumeratą mokėti, bet Netflixas sako, aš per kitą teliką geriau jau rodysiu. Mėgstu savo merginas kaip Netflixą, kai žiūri ją, myliu su kitą merginą. Gal čia priežastis buvo? Namuose vis laik ant fono paleista tiesiog. Gerai, turim tašką, tikrai duodam. Bet čia visas atstatas gavo po tašką. O Jėzus, man. Aš mėgstu savo merginas kaip Netflixą, labai padeda užmigti. Gerai. Čia toks sveikatos patarimas. Super, ką man dabar, ką man pasakyti. Na gerai, tau pasisekė. Super. Nes kartojasi ir kartojasi ir kartojasi. Ne? Gerai. Dėl to mėgsti. Gal. Mes uždarom pirmą raundą ir mes paplojam visiems dalyviam, nes jie buvo. Gerai, tai mes keliausime dabar į antrąjį raundą ir ties antrų raundų mes taipogi neturėsime vieno teisingo atsakymo. Aš jums pateiksiu tam tikrą sakinį apie tam tikrus žymius žmonės. Jums reikės pasakyti, ką sakė tas žmogus toje situacijoje. Turbūt, kad viskas aišku, dar aiškiau pasidarys tuo met, kai aš pradėsiu skaityti tuos sakinius. Ir vėlgi, lygiai tokiamis pačiomis taisyklėmis aš paskaitau, jūs pateikėt savo variantus ir gaunat tašką arba negaunat. Taigi, ką Kučinskas pasakė, pamatęs Kriugerį savo sapne? Iš kur čia tas veidrodis? Gerai, taškas, okei. Nežinau, kad mama kaimynui davė. Okei, gerai, taškas čia, nežinau, kad mama kaimynui davė. Turbūt nesijuokėt, nes neišgirdot. Aha, taip. Bet tašką duodam tikrai Rairidui ir Timūrui. Trejetą uždaro Vaidutis, spausdamas mygtuką ir sakydamas... Išgerkime už tos, kurie... Gerai. Pasakė, kad nežudytų močiučių, nes nebeturės auditorijos. Gerai, turim. Vienas taškas Airidui, okei. Kriugerį, aš tau pavydžiu to viešlių gražių plaukų. Gerai, duodam tašką Vaidučiai. Labai gražus kostiumas, kur pirkai, Kriugeris sakyk. Gerai, dar vienas taškas. Mes keliausime į kitą. Ką Andrius Užkalnis pasakė, paragavęs savo koldūnų? Kad šūdas, nu. Ne, tai čia faktas, taškas. Ir tai yra, tiesą sakant, tai yra teisingas atsakymas. Netgi.
Kad jie tokie geri, kad teisininkai turėtų neleisti valgyti žmonėm. Gerai, Vaidutis gauna dar vieną tašką. Norit atrodyti kaip aš? Valgykit šios koldūnus. Gerai, tvarkoj. Antireklama irgi yra gerai. 1 taškas dar Vaidučiui. Pasakė, kad kvapas dabar valgant bus lygiai toks pat po to, kai tulika nueisi. Tai tavo pirmas bairis, kur tu sakai, kad šūdas, tai tu tiesiog aplinkui atėjai vėl, ne? Iš abiejų Aš pusių. nusprendžiau elaboruoti, žinai. Gerai, aš laukiu, nes laukiu tavo trečią bairio šitą temą. Gerai, Aš duodam turiu klausimą, čia koldūnai yra maistas ar metaforai kažką tais? Tu mum pasakyk. Turi apie tai bairį? Taip. Gerai, žinant, Užkalnys turėjo pasakyti kažką tokio, kad visiems Lietuvos varguoliam tikrai bus nesuprantamas šitas rafinuotas Andriaus Užkalnio koldūnų 10 iš 10 skonius. Gerai, bravo, bravo. Taškas atitenka Vaidučiui. Keliaukime tolyn, ar ne? Turbūt bendru sutarimu. Ką pasakė Stano eilėje prie delfinariumo? Sukasi debesys, sukasi debesys. Taip. Pirmas taškas. Aš pažįstu performerį, gal nemokamai leisit? Bravo! Gerai, 2 taškus dar duodam Vaidučiui. Iš kur čia tas viešbutis? Gerai, duodam tašką ir Airidui. Žinau, aš pats tą neįgalę mergaitę tada geriau pratemčiau pro šitą baseiną. Aš dedu savo visą atlyginimą, kad šitas bairis išeitų į teliką. Aš labai noriu paprašyti. Gerai. Vaidučiui be abejo taškas. Jeigu iššokčiau į baseiną ir meščiau į kažį, žaisčiau geriau negu mūsų krepšinio rinktinė šiais metais. Viskam yra ribos, Timūrai. Dar per mažai laiko praėjo nuo to. Gal yra baseinas su vežiais? Oh my god, koks geras bairis. Aišku, kad 2 taškai atitenka Airidui už šitą bairį. Pasakė, zvonku ten žiūrėk. Duodam tašką Airidui. Okay. Keliaukime tada į prieš paskutinį klausimą. Ką Egidijus Dragūnas pasakė po kratos namuose? Taip, čia aš ruošiaus pyragą kepti. Dėl to po lovą miltų prisidėjau. Gerai, Vaidutis gauna tašką. Pasakė, kur aš? Taškas Airidui. Jeigu rasit antrą ausinę, paduokit. Kažkur miegodamas pamečiau. Taškas Vaidotui. Gal gali tik Akropolio popą mes, nes vairuoti negaliu? Gerai, duodam tašką dar vieną Vaidotui. Paklausė, iš kur čia šitie? Aš supratau, tai čia tai šifruota klausime. Ai. Atsmerkęs dar Timūras, gerai. Jeigu norit, jūs galite vienas iš kito tyčiotis, aš irgi taškų duosiu. Jeigu norit, net ir fiziškai galite, netgi mums ravers. Gerai, į temą tada. Jeigu rasit lavoną, tai ne lavonas, tai Timūras. Tai... Jaučiuos kaip pitbulį paleidęs nuo grandinės dabar. Jam tik šito žalios šviesos ir tai reikėjo, viskas važiuos. Timūras tiesiog galvoja, kad čia duok paskambinti dar vieną laidą, filmuosim ir dabar daužo iš visų pusių į... Ne, pas mane galvoja, Dragūnas labai keikiasi. Tai... Nu sakyk, mes užpipinsim, sakyk. Aš tavęs niekada net negirdėjau besikeikiančio turbūt. Tai kad sakė, blėt, nahui čia. Ne, oi, per daug. Viską radot, blėt, viską radot, laminatą išlūpo, blėt, viską radot, blogai, sakė. Taip, va. Bet tu pas biškai savęs cenzuruoja, ne? Tu nepasakai, tu sakai, lyg mes. Ai, dabar jau, ir tokie, tie, kur montuos laidą, čia pypsint reikia ar nereikia pypsint dabar. Aš manau, kad kažkuriuo metu, kai jūs paspausite, Timūras tiesiog sakys, prašau, įeikit. Kai mes spaudžiam, Timūrą krato elektrą visą laiką. Čia taip reikia daryti dabar, kai čia kitom laidom mums reikės, vienas spaudžia, kitus biški krato. Va čia laidos konceptas yra. Taip.
Aš neturiu, aš pakratyti norėjau. Gerai. Duodam tašką Vaidučiui šitą. Galiausiai, ką Palmyra pasakė užėmus 3 vietą būrėjų konkurse? Taip ir žinojau. Kažkas turėjo šitą pasimti, labai gerai. 2 taškai keliauja į Airido sąskaitą. Kompas lėtai krovė, tai tik 3 vietą dėl to. Nes iš kompo skaito, tai kai krauna lėtai, jinai nespėja pasakyti, žinai. Ir jeigu būtų savo mezoną atsivežusi, būtų žymiai greičiau buvo. Tęsk, aš dar nesupratau šitą. Tai čia grinai dėl interneto tik tai. Aha. Mūrai, tu gali pasakyti, tu vienas žvengi. Aš žvengiu iš pirmo bairių. Iš to, kur mano moteris kaip meilu. Jinai apkaltino krupie, kad kortas blogai išmaišė jai. Gerai, duodam tašką, Airidai. Baigiam. Mes baigiam su antru raundu ir mes turim padarę 2 raundus. Taigi, 3 raundas ir aš čia aiškinu, kągi jums reikės padaryti. Šiame raunde aš jums pateiksiu keletą atsakymų, o jums reikės pasakyti, koks tai klausimas. Koks buvo klausimas? Tiesiog, jūs galit visiškai, ir čia reikia mąstyti visiškai, kaip sakoma, outside the box, ir sugalvoti tiesiog, būkite kūrybingi, būkite juokingi, aš pasakau atsakymą, o jūs pasakot, koks galėjo būti klausimas. Keliaukime į pirmąjį ir pirmasis atsakymas yra 39. Ratai. Gerai, aišku, visgi taisyklės dar kartą. Ai, klausimą, jo. Aš Gerai. pasakau atsakymą. Asociacijos. Ar tu po ratai klaustuką dedi ir tiesiog 39? Ar tu taip bendrauji su žmonėmis? Čia yra tobulas prusaičių sakinys. Tai supratote, ne taisyklės? Aš Dabar jau, pasakau jo. atsakymą ir jūs pasakot, koks galėjo būti klausimas, kad atsakymas būtų 39. Važiuojam. Kokia yra nemėgstamiausia lietuviška daina? Va taip reikia žaisti. Ir pirmas taškas atitenka Vaidučiui. Kiek metrų man trūko iki to, kad nuplaukčiau 50 metrų? Labai geras. Taip ir veikia šitas žaidimas. Dar vienas taškas Vaidučiai. Vyrai? Iki kiek planuoju gyventi? Gerai. Akivaizdžiai Vaidutis gavo parankiausią savo raundą, lyg jam neužtektų dar taškų. Taip. Kiek sveria Timūras? 2 plus 1. Baudą metą. 2 plus 1. Dar meti baudą. Davai, Airidai, dar gali dar 3, gal pirmą kartą. Aš matau į savo kaštį mečiau dabar. Gerai, 1 už prieš tai duodam. Ne, duodam 2, viskas gerai. Kiek kainuoja visas Bartusevičiaus stilius? 39. Atiduok tašką iš jo Airidai tiesiog. Tokį. Wow, Timūrai. Iš tikrųjų, viskam yra ribos ir šiaip bent 2 daugiau. Kiek tavo vaikui metų? Būtent what the fuck yra geriausia, kas man sukasi galvoja. Kiek kartų iš 100 meluoju, kad žmona skaniai valgyt pataisė? Gerai, ok, super. 1 taškas. Matai, Timūrai, galima ir neišeičiant žmogaus pajokauti. Tai 39 yra vis dar daug. Koks yra vidutinis Airido Tinderio mečo amžius? Matai, ačiū Airidai. Ačiū. Dėl Dievo meilės. Antrasis. Pakalbėkime apie įžymybę, kuri buvo paminėta, bet dar, manau, per mažai. Zvonkus. Kaip manote, kas laimės 2024 metų prezidento rinkimus? Gerai, duodam tašką Vaidučiai. Kas ten plūduriuoja delfinariume? Ok, gerai. Jis maišo Stano su Zvonku, viskas gerai. Nu, nes su Stano nuėjo į delfinariumą ir Zvonkus nuskendo. Viskas gerai, Timūrai. Kas vaiko tėvas? Gerai, duodam Ai, ne, Airidai. Duodam ir Timūrai. Čia būtų bunkus, atsiprašau. Tiesiog. Gerai, svarbu man jokinga. Tu pradedi sakyti, ką galėsi dėti ir tą pats save nužudai. Jo.
Nemaišykit, prašau, Natalijos vyrų, gerai? Taip. Kas tikrai Bavarijos koncertų afteriuose negaudavo? Okay, gerai, Timūrai taškas. Šiaip tai liesis, įdomu, kad paklausė. Teisingas atsakymas, liesis. Kas pametė šitą stiklinę akį, vaikai? Gerai, važiuojam, Timūrai, varyk. Kas kaba pas Nausėdienę, tu lygiai kai naini ant durų? Gerai, duodam tašką ir gal jau ties čia. Hebra, išleistuvės reikia atlikėjo. Ką siūlot? Dėl šito tylėjau 5 minutės. Kas kaltas dėl visų Lietuvos problemų? Stano šiaip. Kas visada eina į Zvonkaus koncertą? Zvonkus. O gerai, va. Ok, duodam tašką Timūrui. Ir turbūt, kad pabaigėm, ne, ties čia. Ir galiausiai liko paskutinis, ir kaip ir sakiau, dabar jau bus skaičius, ir skaičius yra 11. Tai koks tas tavo pernių ilgis? Gerai. Timūrui duodam. Kiek gerų... Čia beje buvo jokelis apie Airidą. Taip, klausau. Kiek gerų žaidėjų trūksta Lietuvos futbolo rinktinėje? Gerai. 2 ir 2 nėra atsakymas. 2 taškai yra. 11 yra atsakymas. Nuo kiek metų turėtų būti galima balsuoti? Crazy. Kaip idėja labai gera, bet kaip bairis labai crazy. Jeigu būtų Airidas atviras, kiek metų turėtų sėsti kalėjimą? 39. Prieš tai buvo. Gerai. Duodam tašką Vaidučiui ir duodam 2 taškus Airidui. Iki kiek moka skaičiuoti Arvydas Sabonis? Dar 1 taškas Airidui. Kai Zvonkui rodo vieną pirštą, kiek jis pirštų mato? Jo, duodam 2. Jeigu aš sakau žmonai, kad išeinu 2 alaus, kiek alaus išgėrė? Gerai, matau. Turim tašką Vaidučiui. Ačiū. Jeigu per rugsėjo 1 pas 1 klasės mokytoją yra 11 mokinių klasė, kiek jinai jų norės nužudyti po 1 savaitės? Gerai. Kokia yra mėgstamiausia Airido rugsėjo diena? Ir tai pirmas kartas istorijoje, kuomet yra duodami ne 1, ne 2, o visi 3 taškai. Bravo. Nesąžininkai, nes mes esame, atrodom kaip bendrininkai, būtume. Kiek žmonių reikia, kad man sugalvotų gerą bairį? Gerai. 1 taškas. Gerai. Ne žmogus, 1 taškas. Ir tai yra viskas trečiajame raunde. Ačiū labai. Paploja mūsų dalyviams už 3 raundą ir už 5 klausimus. Norime pasveikinti aišku nugalėtoją, kuris šiandien yra Vaidotas. Plojimai jam. Taigi, ačiū mūsų dalyviams, ačiū žiūrovams, mes su jumis atsisveikinam ir susitiksim kitoje laidoje. Kas juoksis paskutinis? Ačiū visiems!